Tai labą dieną. Labą dieną, mes jau čia visi labą dieną. Šiandien pati įdomiausia tema, ilgai laukta, derinta. Ir šiandien kalbiname Vidą, kuris yra labai tokios paslaptingos profesijos, skaičių psichologas. Taip. Gerai sakau? Gaunasi taip. Taip, tai istorija, kaip mes susipažinom, gal biškutį vėliau. Nu jo. Kas tai, kas atvedė jūs asmeniškai į šitą vietą, šitą temą kalbėti, bendrauti, skaičių psichologai? Kaip susipažinau, tai labai įdomiai ir labai banaliai kartu per pandemiją iš neturėjimo ką veikti. Tai gerai ta pandemija buvo. Jo, pasirodo, mes ne vieną kartą kalbinam žmonės, vis pandemija kažkur nustumė. Žmonės turėjo, manau, daug laiko ir tiesiog susirasti įdomesnį veiklą arba naują verslą sukurti, kad kai sėdi namuose ir neturi ką veikti, čia geras šansas, geras variantas. Žodžiu, gavosi taip, kad skrolindamas pamačiau porą klipukų, susidomėjau, išklausiau ten porą atvirų paskaitų, pats nuėjau į konsultaciją, buvo labai įdomu apie save išgirsti. Pasirodo, nepažinojau savęs. Susipažinau? Jo, susipažinau su savimi iš naujo ir tada kaip ir lyg ir pradėjau, sakyčiau, testuoti. Maždaug jau girdėjau visus skaičius, jau protingas. Kada nuvažiavau į mokslus, jau supratau, kad nebe toks protingas. Visgi reikia dar daug mokytis iki to. Žodžiu, pradėjau testuoti, po to nuvažiavau į mokslus. Baigiau pirmą pakopą, antrą. Dabar kitą savaitę išvažiuoju tęsti. Jau ten bus coachingo praktika, ten dar įdomesni dalykai, ten jau mes kalbam apie tai, kad žmogų išvest iš jo subjektyvios realybės, taip kaip jis supranta pasaulį, kad jis suprastų tą pasaulį kaip ir iš tikrųjų, tu prasme, objektyviai žiūrėtų į pasaulį. Tai kai sugrįšiu, galėsim pratęsti pokalbį. Turbūt daugumai, man pradžioj buvo neaišku, tai apie ką čia, kas čia, su kuo čia iš vis valgoma, kas tai tokio, nes, skaičių psichologija. Kuo skiriasi, tarkim, nuo tos pačios numerologijos, nes čia labiau žinoma savoka iš senesnių laikų. Numerologija daugiau gal krypsta į ezoteriką. Matot, numerologija, jinai veikia, viskas tvarkoj su ja, jinai veikia, žmonės iš tikrųjų gali daug pasakyti ir apie, ne tik tai apie kitą žmogų, bet ir apie įvykius tam tikrus. Tačiau numerologas jis bet kokiu atveju turi turėti tą dovaną, tą supergalę, pavadinkim, nežinau. Ja. O tai, apie ką kalbam mes, tai kaip ir bet kuri psichologijos šaka, tai yra išmokstama. Be jokių problemų, ta prasme, bet kuris žmogus, kuris imlus informacijai, tiesiog ir nori to mokytis, jis labai paprastai to išmokti gali. Dar interpretacijos gabumui irgi reikalingas, nes mokslas nėra tikslusis. Nors aš įskaitau būtent tiksliuoju mokslu, nes kada įsižiūri į žmogaus skaičius, tai yra jo gimimo data, viskas labai greitai atsiveria, ta prasme, ir gana tiksliai. O pati esmė mokslo yra ta, kad mes gimdami atsinešam tam tikras energijas, ne veltui gimstam tą pačią dieną. Vėliau papasakosiu, priminkit dar, vieną įvykį, kada bandė sužaisti su datom. Ir tos energijos mus valdo, ten slypi mūsų norai, mūsų veiksmai, tai reiškia mūsų veikimo būdas, kokiu būdu mes savo norų siekiam. Ten taip pat slepiasi, kaip į mus žiūri aplinkiniai, ką mūsų vardas, pavyzdžiui, reiškia jiem ir panašiai. Tai čia ne tik skaičiai, čia jau iškart dar apsilinko. Vardas verčiamas skaičiais ir gerai, nes dabar ten tiesiog pagal lentelę specialiai. Gal dar kol nepradėjom ten labai giliai į tuos skaičius. Ar buvo etapas, kai pradėjo domėtis, kur netikiu, reikia dar patvirtinimo? Buvo tokių? Visą laiką norisi to patvirtinimo. Ir todėl, jeigu mus žiūrės žmonės, kurie yra dvyniai arba iš dvynių, ne zodiako ženklą turiu omenyje, kurie turi brolį arba seserį dvynį, būtų labai įdomu padirbėti, kadangi bandau paneigti mokslo, ta prasme, kad tai yra kažkur netikslu ar dar kažką, bet žinote, nesigauna. Kol kas nesigauna.
O mes, kodėl mums taip įdomu, nes šiame sektorėje, būtent savo, kur mes dirbame, maitinimo, svetingumo, aptarnavimo, kur daug žmonių dirba ir vėlgi ir prieš pandemiją, ir po pandemijos, ir technologijų įtaka ir taip toliau, vis kuo sudėtingiau darosi su tai žmonėm ir dirbti, ir juos suburti, ir suprasti, apjungti. Tai iš tikrųjų per šiuos kažkiek metų tikrai nedaug Coacherio profesija labai pradėjo populiarėti, kaip dirbti su žmonėm, visokios pagalbos yra. Tai ir ta skaičių psichologija atrodo, kad jau taip norisi ją iš tikrųjų pradėti naudoti, padedant įdarbinti šitam verslui. Jo, nes darosi labai sunku, iš tikrųjų aptarnavime niekas nenori dirbti, gamyboje niekas nenori dirbti, tai vieni verkia, kad čia nėra motyvacijos, kiti verkia, nemoka pinigų ir prasideda krūva priežasčių, o iš tikrųjų galbūt tai vis tik skaičius reikia pasižiūrėti, ne prieš... Kam kokius skaičius reikia pasižiūrėti? Darbdaviui, pavyzdžiui, ar žmogui jau įsivertinti? Ir žmogui įsivertinti reikėtų, ta prasme, kad sužinot, kur yra jo paskirtis, ta prasme, kur jo paslėpti gabumai, tie gabumai, kuriuos jis turi įgimtus ir jam jo nereikia mokytis. Ta prasme, nereikia kažkur tai dar vieno aukštojo, trečio ar ketvirto, ta prasme, ar dar kažko tai. Ir žmonės paprastai per savo tas pagrindinės duotybės gali padaryti labai stiprius dalykus, labai įdomius, to prasme, nors niekad apie tai net nesusimastė ir nebuvo įdomu. Nes vėlgi, kaip mes renkamės profesiją, didžiausias variantas tai tėvų įtaka. Tap gydytojų, ten pinigai geri, tap teisininkų visą laiką reikia ir taip toliau, o kad žmogus ten, sakykime, koks dvietukas ir jam sudėtinga priimti sprendimus, tai ir gydytojas, ir teisininkas, nelabai, nekoks iš jo, ta prasme. Arba vėlgi eisiu dirbti restoraną, kadangi studentas esu ir man reikia pinigų, o kad žmogus, pavyzdžiui, jisai strategas ir kartu lyderis ir jis patarnaut principę negali. Ta prasme, jam reikia tai daryti dantis sukandus, reiškia, jis kankinasi. Kokie čia skaičiai, jeigu nepasakysiu? Čia vienetai. Vienetai yra egocentrikai. Egocentrikai, jie lyderiai ir strategai, bet jie yra egocentrikai. Jie sukuria, paprastai vienetas veikia taip, kad jisai sukuria strategiją. Tai yra pas jį trumpalaikis planas, yra 5 metai. Čia trumpalaikis planas. Čia tas pats, kas man arba jums nueit duonos nusipirkti planas. Ja? Tai pas jį 5 metai. Ir jis pradeda dalinti savo strategiją. Va, žiūrėk, kas sugalvojau. Va, po 5 metų bus taip. Jo, gerai, davai, viso, mes su tavim. Va, tas mes su tavim, reiškia, jis suformuoja tokiu būdu savo komandą. Tada sėdasi ant sosto ir pradeda vadovauti. Bet jo vadovavimas yra pats cinkelis yra tame, kad jis kiekvienai minutiai, kiekvienam komandos nariui turi labai konkrečiai užduotį, kad jis įgyvendintų tą 5 metų strategiją. Vat, kur jūs stipri pusė. Ir dabar įsivaizduokit tokį žmogų, atvaryti padavėjų. O dar nedaug dievė, ta prasme, vienetai jie nepakenčia vadovavimo, jie patys yra vadovai, jie patys yra lyderiai, jie arba nuosavas verslas, arba labai greita karjera kažkur korporacijoje. Ir jeigu jis padaro ten karjerą, pageidautina, kad jis vadovautų kažkokiam tai nuotoliniam padaliniui, kur konkrečioj teritorijoje jis dievas, tėvas, mama, senelė, kas tik tai nori, ta prasme, kur jis pagrindinis ir jo sprendimai yra svarbiausi. Nes vienetui, nedaug dievė, vienetas pastebi, kad jo vadovas arba, pavyzdžiui, klientas yra, ten koks nors tam kvailesnis už jį ar dar koks nors kažkuo žemesnis, viskas, jokios pagarbos, jokio nieko. Ir aš manau, klientai tai labai greitai pajaučia, ypač dirbant tokiai sferai. Gal dar patikslinkime, kaip tą skaičių, čia kalbame apie gimimo dieną. Mes jau kaip ir žinome. Taip, čia konkrečiai apie dieną. Vienetas yra gimęs 1 dieną ir 10. 1, 10, 19, 28. Ai, suma. Suma. Su 10 diena ten savi niuansai, kadangi dienos su nuliukais jos tokios. Žmogui papildomai reikia dirbti su savim, kad turėtų tas savybės, nes kiekvieną dieną jam kaip švilpiko diena, ta prasme, nusinulina tą, kai jis sukūrė. Pavyzdžiui, jeigu vienetas sukūrė strategiją, jam nusinulino. Jeigu dvejetas 20 diena sukūrė santykius, tai jie yra santykių kūrėjai, tarp kitko labai geri personalistai.
Nes būtent santykių kūrimas tai yra 20, personalas. Jo, bet kurie dvejetukai. Tai yra antra, 11, 20, 29 dienos. Bet diena su nuliu, jis sukūrė santykius, o iš ryto jis turi iš naujo skurdas, ta prasme, tie santykiai vėl nusinulino, kiekvieną dieną nusinulinimas toks. Lygiai taip pat kaip 30 dieną jis yra analitikas, jis išanalizavo viską, sekantį dieną viskas iš naujo, truktų žodžių vėl iš pradžių. Tai mes iš tikrųjų labai įdomioje situacijoje su jumis susipažinom. Aš noriu pradėti dėl to, kad kodėl mes iš vis pasikvietėm, kodėl mus su Margarita taip sudomino ir tiek norėjom pakalbinti. Dar įžangą padarysiu, kad aš labai domiuosi skaičiais ir Vilma niekada to netiki, ignoruoja ir kartais pyksta, kad ką tu čia vėl, tai zodiakas, tai skaičius, tai dar kažkas. Ir vieną kartą labai skubėjau ir išsikviečiau savo Boltą. Ir įsėdu ir sako, nu tai ką, būsit mano laimėtoja, daugiausiai sumokėsit už trumpiausią kelionę. Prasidėjo viskas šmaikščiai, bet pakalbėjus daugiau, aš galvoju, o ne, man reikia. Lemta buvo. Čia tai apie ką man ir man iškart rašo žinutę, skambina, tu įsivaizduoji, mes čia turėsim tokią laidą. Jo, nes buvo pasakyti tam tikri dalykai iš jūsų pusės, bendravot apie tai, kad esate dirbęs su restoranais. Nu, galbūt truputėlį, jo, tai vat ir man toks, taigi mes visą laiką su personalu tiek turim to, kokį čia žmogų į šitą komandą paimti, kaip čia sužinoti, ar jisai tiks ar netiks. Ir galvoju, tai va, tema, kur gali būti įrankis, pagalba žmonėm, kurie būtent su tuo ir čia yra būtent laiko, visų tų resursų taupimas, nes mes būna dažnai stebim, žiūrim komandai, aha, šitas toks ramesnis, ten su juo reik taip, šitas labiau jautresnis reik taip, tada prie kiekvieno derini savo elgesį, kaip kalbėjimo manierą, žodžiu, N dalykų ir tai yra N laiko. O čia pasirodo galima turbūt biškiai greičiau. O tai kokį skaičių priminėti į aptarnavimą? Čia aišku, dabar jau tokia paslaptis. Aptarnavimas plačiaja prasme tai yra komforto kūrimas. Tai bet kokiu atveju mes kalbam apie šešetuką, bet vėlgi, matot, kadangi yra tas antras skaičius misija, kuris įsijungia mums nuo 303 metų ir pas visus įvyksta antra paauglystė, tokia minimizuotai formai. O tas antras skaičius? Visos datos suma, jo, davesta iki vieno skaičiaus. Tai kokio amžiaus žmogus pirmiausia žiūrim? Aišku, iki 303 žiūrim pagal jo sąmonės skaičių, tai reiškia pagal gimimo dieną, pagal pačią dieną. O jeigu virš 303, tada jau reikia derinti abudu skaičius, žiūrėti ir paprastai veikia abudu skaičiai, tai yra, nes viename slypi mūsų norai, ko mes norim, kaip mes norim, kodėl mes norim. Antras sąlygoja mūsų elgesį, kokiu būdu mes elgiamės siekdami savo norų, kokiu keliu mes einam. Tai vat. Ir tas turi įtakos. Dar labiau paaiškina man dabar mane. Nes aš žinau, kad aš vienetas iš visko, o tai aš neskaičiavau, reiks paskaičiavau. O pirmas skaičiukas koks? 22, tai 4. 4-1. Tai mano mokytojo veidrodinis variantas. Jo, tai reiškia inovacijos per lyderystę, per strategiją, strateginės inovacijos, jeigu dviem žodžiais. Taip. Tai principe šešetukai, kaip minėjau, jie kūrė komfortą. Bet kokiu atveju bus reikalingas administratorius. Gerai, pradėkim nuo pradžios, su kuo susiduria klientas. Tai pirmas, ką jis pamato, tai administratorius. Administratorius, pataisykite, jeigu klystu, bet jis turi sukontroliuoti ir salę, ir virtuvę. Aplamai viską. Kaip kada? Nu, taip. Tai kontrolės aparatas pas mus yra 8 vienetas. Tai yra 8, 17 ir 26 dienos. Su 17 diena ten atskiras dar variantas yra, kadangi 2 priešingi skaičiai viename yra. Tai jeigu žmogus pradirba su savim padirbėja ir išnaudoja abudu tos skaičius, tai čia bomba žmogus, ta prasme.
čia kažkas. Tai jeigu ne, tai biški taip mėto iš vienos šono į kitą. Taigi administratorius yra 8. Taip? Yra, jis kontroliuoja padavėjus, kontroliuoja barbeną, kontroliuoja virtuvę, visą situaciją. Geras kontrolierius. Taip. Ypač pas jų kontrolė gerai pasireiškia, jeigu reikia kontroliuoti materialų pasaulį. Tai, sakykime, sandėlis, buhalterija, tai čia kažkas tai jau, bet tame tarpe ir restoranas. Toliau klientas susitinka su padavėju. Tai reiškia, dažniausia, geriausia, tai vienas variantas yra 6, kuris geba sukurti komfortą. Jie kūrė komfortą, jie mėgsta komfortą, jie supranta komfortą, jie mėgaujasi komfortu ir moka jį duoti kitiems žmonėms. Tai reiškia, jis, kaip čia įsireikšti, komfortiškai aptarnaus, stengsis, kad klientui svetingas. Taip, svetingumas, komforto kūrimas. Taip. Kitas variantas, jeigu, sakykime, kalbam apie restoraną, sakykime, kuris yra tokios, ne tai, kad nesinorėtų sakyti, vartoti savokos aukštesnės klasės, bet kur tai yra normalu, daugiau konceptologijos prasme, ne, tarkim. Taip, bet pavyzdžiui, didesni reikalavimai, ta prasme, sakykime, kaip Mišleno, sakykime, ten atstumai, reiškia, tarp lėkštės ir įrankių ir visa kita. Daugiau struktūros tokios. Jo, čia vat 5 visai tiktų. Bet tame tarpe 5 dar turi tokią savybę, kaip su visais susišnekėti. Tai yra, jis per 3 sekundės nuskaito pašnekovą ir nusileidžia arba pakyla į jo lygį ir kalba viena kalba. Iš čia jie labai geri pardavikai, jeigu reikia patiekalą parduoti, kur jūs užsistovėjęs, tai 5 nusiųskit, jis tikrai tą patiekalą įsiūlys sugebės. Tai va, pagrindiniai būtų tokie 6, 5, kas liečia aptarnavimo sferą. Toliau, jeigu kalbam apie šefą virtuvės, tai čia... Tvirtų nerų reikia. Prašau? Tvirtų nerų reikia. Ne tik tai reikia ir inovatyvumo, ir lyderystės, kūrybos, tarp kitko 4-1 virtuvės šefui būtų visai nieko. Tai yra nauji patiekalai, naujas meniu. Ir plus lyderystė, reiškia, per lyderystę vadovavimas virtuvai, kontrolė virtuvės. Iš dalies kontrolė, bet daugiau tokia strategija. Vilma labai mėgsta. Bet aš dabar galvoju, aš visiems čia sakau, kad aš 6, aš čia sakiau, ne? 7. 7 aš. Ai. O 7 yra technologas. Va, aš technologija. Tai yra technologas, nes 7 aš irgi 7, mes 7 esam tinginiai. Ir kadangi nenorim daug dirbti, mes surandam trumpiausią kelią iki rezultatų. Taip ir yra. Taip. Tai reiškia, mums sukurti sistemą, kaip kažką tai parduoti, arba aplamai sukurti sistemą, padaryti, kad viskas kažkas įvyktų greitai, kad įgyvendinti, tai jokių problemų, ta prasme, čia pasiektų. Aš turiu, žinot ką, paslaptį pasakysiu, aš moku susitvarkyti namus, kai labai reikia ir per 10 minučių. Pas mane gali būti betvarkė ir aš žinau, kad pas mane kažkas ateis. Ir šviečia. Viskas. Čia 7, jo. Nu, 7 dar dėl to, kad reikia visko greitai, tačiau įprastinė aplinka 7 yra chaosas, tai iš to chaoso labai greitai bet ką ištraukti gali. Tai reiškia kažkokie ginčai, problemos su klientais, 7 puikiai turėtų išspręsti. Arba 5 per diplomatiją, per susitarimą, arba tu prasme 7 per tiesiog tam problemos sprendimą. Mėgsta Vilma labai. Taip apšnekės, kad nieks net nesupras. Tai įdomu, tai gerai, mes čia dabar daug paslapčių pasakėm iš tikrųjų. Nežinau, čia reiks mokamą laidą daryti. Tegul žmonės žino. Mes esame, mums labai įdomu būtų paklausyti, koks 7 su 4 yra pačios artimiausios energijos. Šitą aš girdėjau, bet mes labai, būna kapojamas. Todėl, kad vienai reikia visko, Vilmai reikia visko greitai, o jums reikia visko, ta prasme, jūs norit formuoti tikslus. Bet aš greičiau noriu už ją dažniausiai. Todėl, kad tikslų labai daug. Ta prasme, pas jūs formuojat tikslą, o Vilma jį gali greitai įgyvendinti. Variantas toksai, ta prasme, Vilma gali surasti trumpiausią kelią iki jūsų tikslo.
Iki to, Tai man reikia. tos Bet yra, tikslo- man atrodo, tikslo, dar ir kurį tam tikrų suformavo. dalykų, kaip minėjot, tas kitas dar skaičius po 30 Jo, metų, jo, nes, jo. nu, Po čia, man 33, atrodo, jo. ir šiaip ir gyvenimiška kažkokia patirtis arba savo kažkokie blokai, nu, vis tiek jie turbūt egzistuoja. Matot, jeigu nagrinėt aplamai žmogų, tai imam jo metus, pilną datą, imam būdų tėvus būtinai dėl to, kad auklė, nes matot, visas žmogaus gyvenimo laikotarpis susideda iš tokių etapų. Tai pirmiausia, pirmus 7 metus mes gyvenam pilnai mamos įtakai. Reiškia, iš jos perimam kažkokias pliusinės, minusinės pusės, jeigu mama leidžia jas pamatyti, jo, skiepiamas vertybės, tą, ką pamatom, ta prasme ir panašiai. Nuo 7 metų pasijungia tėtis. Mama savaime, aišku, niekur nedingsta. Jinai kaip buvo, taip ir yra, bet jau atsiranda tėčių įtaka. Po to staiga vaikas tampa paaugliu maištautojo, jai ką daryti? Ne. Tiesiog pas vaiką tą 14 metų atsibunda jo ego, jis kažko pradeda norėti, ko nori dar nesupranta, emocijų pilnas, valdyti jų nemoka, tada prasideda daužimas kumščių per stalą, aš noriu, reikalavimas, ko tu nori, nežinau, bet aš noriu. Štai paauglystė tokia. Jo. Paauglystės pagrindinis žodis, kaip paaugliai kalba. Taip, kad visus išgazdinti, be abejo. Ties 20 metais taip po truputėlį primsta, jau išsigryninami tenorai yra, reiškia, pažabojamos emocijos, šiek tiek, ta prasme, sakykime, nepažabojamos, suvaldomos, jo. Ir žmogus sėkmingai gyvena, įgyja profesiją, galbūt sukuria šeimą, o tada ateina 33 metai ir pasakoma, žmogau, iki šiol darei, ką norėjai, o nuo šiol nepyk, va, tau vienas kelias, va čia. Aš galvoju, ko po 33 kažkaip sunkiau pasidarė. Taip, tai yra apribojo žmogui iki 303 metų savo norų patenkinimo galima siekti bet kaip. Tai yra per lyderystę ir strategiją, jo, per diplomatiją, per analitiką. O va ateina 303 metai, paliekamas tas vienas kelias ir kitaip nesigaus. Galit bandyti, tiesiog gaišit laiką, ta prasme, bet va to keliu. Ir tas apribojimas gaunasi tokia antra mikropaauglystė. Reikia, žinau, ko noriu, žinau, kaip pasiekti, bet nesigauna. Anksčiau viskas gaudavosi, dabar nesigauna. Kame reikalas? Nu ir kol žmogus susivokia arba pasišneka su tokiu kaip aš, ta prasme, koks visgi tas kelias yra, ir viskas, ir tada tai pradeda veikti. Į savo vėžės, ne? Ja. Gerai, aš tai, kaip ir prieš tai minėjau, dar prieš filmavimą, kad, vat, tarkim, tos didesnės tarptautinės kompanijos ir taip toliau naudojasi tokio tipo paslaugomis, ne, tokiais specialistais kaip jūs, kad padėtų formuoti komandą, ieškoti darbui su žmonėm. Restoranai labai taupo ant visokių mokymų, nežinau, kažkokių ieškojimų papildomų, pagalbos neieško, vadinkim taip. Kaip jūs rekomenduotumėt? Ar čia pačiam, tarkim, vadovui, aišku, čia jis apsikrautų labai tais dalykais, ar karts nuo karto turėti tokį specialistą, kuris ateitų, pakonsultuotų, nežinau, pažiūrėtų bendrą kažkokį komandos skaičius, ar kaip jūs patartumėte? Iš tikrųjų, būdų variantai tik kami yra. Priklauso be abejo nuo vadovo, jeigu jis turi, kaip sakant, resursų ir laiko eksperimentuoti, eksperimentuoja. Jo. Labai brangus eksperimentai, dažniausiai būna. Gali būti, jo. Iš kitos pusės, ta prasme, teko daryti ne vieną įmonę, jau ne vieną auditą, ta prasme, ir patikrinus personalą, vadovai labai dažnai nustemba, kad pasirodo žmonės su tokiais talentais dirba ir jis jų net nepanaudoja, ta prasme, neturi kaip. Tai va, tai čia principė būdų variantai yra tinkami ir atrenkant žmonės ir po to jau jas tikrinant, rekomendacijos duodamos bet kokiu atveju dėl bendravimo, dėl funkcinių pareigybių vėlgi. Nes, pavyzdžiui, man su Vilma paskirti funkciją materialiai atsakingų. Nu niekaip. Mes nesuprantam materialaus pasaulio, ta prasme. Aš žinau, dėl ko tai mes nei cento nepavoksim, bet kur tas turtas išgarus, nieks nesupranta, nieks nežino. Labai situacijos. Kasdieniškos būda dažnai. Tu sako, žinai, gal jau man nebeduok čia su tais skaičiais.
nes aš dažniausiai. Ir jei duoda ten 100, tai jinai atiduos gražos 120. Iš serijos taip, jo. Tai vat irgi paaiškina, ne? Nu, vat iškart paaiškina. Daug ką paaiškina. O vat pavyzdžiui, 8-tukas, pas jį, sakykime, 8-tukas atsakingas už kažką materialaus, tai pas jį be popieriuko net vadovas, net savininkas nieko nepaimžino. Kita prasme, nebus taip, kad duok, aš tau tuoj grąžinsiu. Ne, ateik pasirašyk pirmiausia. O tai gerai, o tai ką daryti? Tarkim, aš esu dabar restorano vadovas ir paklausiau šitą laidą ir galvoju, nu okei, man reikia, nes pas mane čia nesąmonė, nuolatos keičiasi, nieks nenori ten kažko, žmogus ateina ir išeina. Arba komanda yra pilna, bet kaip būna, bet nieks nesusidirba, nepadaro daug, tiek, kiek galėtų padaryti. Tai tarkim, ką kviestis jūs ir jūs sakysit visus, naują komandą renkama. Ne, iš tikrųjų, matot, kaip atrodytų tas visas? Vėlgi, kas pagal ką turi dirbti, sakykime, jo, septynetui turi būti viskas būti dvasinga, viskas greitai. Ta prasme, puikus, pavyzdžiui, barmenas, vat jam padavėja pribėgo, jis staigiai įpylė, padavė, viskas, ta prasme, ten susitvarkė. Be abejo. Ta prasme, ketvertas, pavyzdžiui, papuoš stalą, ta prasme, kažkokiam konkrečiam, sakykime, labai staigiai sugalvos, kaip papuoš stalą, sakykime, gimtadieniai, arba kaip papuoš stalą, ta prasme, kažkokiam dalykiniam pokalbiui, kaip išdėsit svečius, kad jiem būtų, jeigu, pavyzdžiui, 4-6 variantas, ne, su sąlyga, kad žmogus jau misijai, tai yra virš 303. Ta prasme, jis staigiai, inovatyviai ir komfortiškai viską padarys konkrečiam žmogui. Jeigu tai, pavyzdžiui, žmogus 9-tukas, kuris pirmiausia, pagrindinis jo ego yra padėti kitiem. Ta prasme, jis turėtų tai daryti per pagalbą. Ir va šitą galima būtų tą patį personalą jau surinkti išmokyti. Lygiai taip pat išmokyti žmonės susikalbėti vienas su kitais, nes pavyzdžiui, 4-tuką užtrigerint labai paprasta, nes jam pasakyk, ką nors, kas yra nesažininkai, arba pasielg nesažininkai, tapsi didžiausiu priešu. Lygiai taip pat, kaip 7-tukui kas nors tai dvasingo. 9-tukui, jeigu jis tau puls padėti, jis puls pradėti greičiausiai net neprašytas, bet jeigu tu jam nepadėkosi, viskas irgi priešo tapsi. Ir netgi išmokyti galima kolektyvą, bendrauti tarpusavį, kad jie puikiai dirbtų. Kad vienas kitas suprastų ir ko jo poreikiai. Bet gerai, o jeigu jūs, tarkim, ateinate į įmonę, čia nebūtinai restoranas, ir ten matote, kad žmogus, su kuriuo jūs bendraujate, ten vadovas, pagrindinis, visiškai netinkamas tai pozicijai. Tai prasme, ar įmanoma kažkaip čia išlaviruoti dar, ar jau priklausomai kiek netinkamas. Pavyzdžiui, praktikoje buvo toks dalykas, kad vadovas man skundžiasi, sako, aš negaliu eiti darbą. Žmogus išvystė įmonę, ta prasme, puikiai dirba, gamybinė įmonė, reiškia. Jis kažkokius sprendimus turi priiminėti ten ir taip toliau. Sako, aš atvažiuoju prie darbo, sako, aš sėdžiu mašinoje ir rūkau, sako, aš negaliu. Sako, man viskas. O jis 6-tukas. Jam nekomfortiškas taiga tapo. 6-tukas su misija 2. Tai reiškia, jam reikia santykius, megzti viskas. Sakau, tai tu, sakau, pasisamdai direktorių samdomą. Tu kalbėsi su direktorium, direktorius vienetas, kadangi suformuos strategiją, kadangi mokėsi įgyvendinti sugebės, o tu tiesiog laikas nuo laiko užėk ir pasišnekėk su savo darbuotojais. 6-2 psichologo skaičiai. Jis komfortiškai, pokalbis visą laiką bus komfortiškas, jam žmonės norės atsiskleisti, jis kontroliuos įmonę, kas darosi, o direktorius vienetas darys savo darbą, tai reiškia formuos strategiją. Variantų, kaip ką pastatyti, šachmatai kokie. Taip. Bet šiaip iš esmės mes tą patį ir darom komandose, dažniausiai tik mums užtrunka čia daugiau laiko išanalizuoti kiekvieną. Tai jį gal ten pabandom ten, žiūrim. Jo, arba neatsiskleidė, dar kitur bandom ir dėliojam kaip šachmatus, nes neturim nei tų žinių, nei Čia viskas kainuoja laiką. Dėja, bet kainuoja laiką, taip. Ir pinigus. Man labai smagu visą laiką išgirsti tokių kuriozinių istorijų. Iš patirčių. Gal yra kažkas? Mano mylimiausia tema – dvynukai. Dvynukai. Reiškia, konsultavau šeimą. Šeima nusprendė pasidaryti konsultaciją. Reiškia, mama 9-3,
tėtis 3,5 ir abudu dvynukai 3,5. Berniukai 5 metų, man atrodo. Ten kažkas tai 5. Pliusas, tarp kitko, truputėlį lyrinis nukrypimas. Labai įdomu, kad pakankamai tvirtos poros būna, kada vieno misija sutampa su kitų sąmonės skaičiu. Suprantat, kame reikalas? Ar, pavyzdžiui, vat jūsų būtų misija 7, tai reiškia, o aš 7-tukas, tai reiškia, jūs elgitės taip, kaip man priimtina ir suprantama. Ir nėra jokių, ir nėra jokių trinčių. Tai va, ir berniukai būtų 3,5. Paprastai pas dvynius tada visas skirtumas slypi varduose. Reiškia, tikrinu vardus, abudu vardai vienetai. Opa, kas, kaip? Sakau, gerai, sakau, kuris vadovauja? Sakau, kaip pasidalina, sakau, nes kažkuris iš jų turi vadovauti. Taip, pas kiekvieną yra analitiko bruožai, pas kiekvieną verslo diplomato bruožai, bet vardai vienetai, reiškia, ta prasme, kuris vadovauja. Sako, labai įdomi. Sako, iki pietų miego vadovauja vienas, sako, po pietų miego kitas. Sakau, okei, labai įdomu, pasakokit. Sako, vadovavimas, bet tai konkretus, ne taip. Atnešk man tą, dabar žaisim šitą, eik ten, paprašyk pas mamą to, ten ir taip toliau. Po pietų persiverčia viskas, reiškia, ir pradeda vadovauti kitas. Tais pačiais žodžiais, absoliučiai, kadangi 3,5 būtų, ta prasme, didukai. Nu, čia kažkas tai buvo. Tai už tai ir įdomi, mane. Jo, visada. Aš klausau ir dabar bandau sudėti savo skaičius, bet man nesiseka. Kalkuliatorius. Sakykit datą. Ne, aš turiu specialią programėlę, jeigu leisit. Labas vienetai. Labas vienetai. Taip, sekundę atsidarau, sakykit datą savo. 1,986 986 0625. Čia iš tikrųjų, žinai, dar galingas ginklas, čia kaip manipuliacija. Šiaip geras vadovas labai moka gerai viską sumanipuliuoti. Taip. O žinant dar tokią informaciją. 7,1. Irgi vienas. Tai va už tai, kodėl mes rėjamės, nes mes abi dvi lyderės norim būti. Jo, bet matot, ne, aš va. Kodėl tu pasakai ne mes, o tu? O kodėl jo? Matot, kas yra įdomu. Yra tokia savoka sąmonės konfliktas. Tai vat atsimenat apie 17 dieną, tai pas jūs va tas pats klausimas. Tai yra, jūs norit elgtis chaotiškai, bet einat į tą savo greitą realizaciją. Chaotiškai ir greitai, čia labai panašiai. Viskas nuo rezultato priklauso. Jeigu nėra rezultato, reiškia chaosas, o jeigu yra rezultatas, reiškia viskas greitai. Jo, viskas gerai tada. Tai va, bet bando tai padaryti per strategiją. Ir gaunasi, kad dvi energijos plėšo iš šono. Su šitu galima be problemų susitvarkyti. Jeigu Margaritai rekomenduočiau vaikščioti ne mažiau 6 km per dieną, tai ne mažiau 12. Lygiai taip pat joga. Pirtis. Man jau ne vienas kartas. Mes kartu pirtis, beje, bandėm suburti moterų komandas, kur kiekvienais mėnesį eina į pirtis. Mes dar maudėmės žiemomis, mums labai tiko. 7-tuko realizacija tik tai per jogą. Tik tai per jogą. Man jau ne pirmas žmogus šitą dalyką sako. Ir man patinka. Pradėkit nuo paprasto dalyko, rytais mankšta. 15-20 minučių. Kartot YouTube atsidarot ir kartojat paskui patinkančią mergaitę arba berniuką, ką pasirenka, ta prasme. Ir viskas, pamatysit efektą po 2 savaičių. Nes matot, būtent tas sąmonės konfliktas, jis plėšo žmogų į skirtingas pusės ir gaunasi, jeigu 2 vienodos energijos tempia į kažką tai į skirtingas pusės, visą laiką liekama prie nulio. Kaip pavyzdys, kas yra susitvarkęs, 17 diena tas pats. Yra kitas variantas 3.6 arba 6.3. Irgi taip pat. 3-tukas nori sistemos, nori instrukcijų, o 6-tukas nori kurti. Ir irgi lygiai taip pat, ta prasme, ar prie gražių, ir prie protingų. Vienetas, ne? Vienas, tai va, 4. o žinot, kas geriausias su to susitvarkė? Elonas Maskas 1.7. Tai suprantat, gaunasi kas? Jisai sukuria strategiją ir jie greitai įgyvendina. O matosi, kad toks biškai. Jo, nežinau, kaip jis susitvarkė, sakė, pasitent su autizmo liktai sutrikimu yra, nežinau, nesigilinau, bet tą, ką jis padarė, iš kokio lygio, ta prasme, į kur pakilo, tai čia
Jo. Ir lygiai taip pat 17 diena, kaip aš minėjau, 8-tuką, tai ten labai įdomiai žmogus. Mano mama 17 dieną gimus ir pas ją gaunasi taip. Namai iščiustyti, sutvarkyti, valgyti pridaryta. Žmogus dirbo visą dieną, pirmam kavos puodelį prisėdo kokią 4 valandą vakaro. Pirma mintis, aš tokia tinginė, nieko šiandien nepadariau. Tai va, jie 17 diena niekad neprisipažins, kad jie darboholikai. Jeigu 8 ir 26 sutiks su jumis, tai 17 neprisipažins niekada. Bet ir nusirašo daug dalykų, kažkokias savivertės, čia psichologiniai visokie dalykai. O pasirodo kartais tas iš tikrųjų lengvesnis kelias, iš kur tas kyla. Bet iš kitos pusės ir savivertės problemos, tarkim, jeigu kaip buvo pavyzdys, kad atrodo, aš vis nieko nepadariau. Labai dažnai šiaip būna suaugusių ir ypač moterų pasaulyje, kad vis nepakankamai kažką padariau. Savivertės klausimas yra, kada žmogus nerealizacijoje yra. Suprantat, įsivaizduokit dabar tokią situaciją, kad jūs dirbat darbą, kurio jūs nežinot, nesuprantat, jums nepatinka, dirbat dėl atlyginimo. Ir iš baimės. Kiek aš girdėjau tokių pasakymų, kad dirbu dėl gero atlyginimo. Ne, to negalima, suprantat. Ir kas gaunasi? Tai gaunasi uždaras ratas. Reiškia, darbas jums nepatinka, dirbat bile kaip, vadovas ant jūsų važiuoja, sukelia stresą, dėl streso dirba dar blogiau, vėl vadovas dar labiau važiuoja ir taip toliau koncentriškai viskas juda link centro, o centre pas mus depresija, o už jos tik tai savižudybė. Ir vat jeigu žmogus nesugeba surasti to savo realizacijos taško, kur jisai geriausias, arba nesugeba pakeisti darbo, čia kelias vienas. O mes visi įpratę labai aukštai vertinti savo kančias. Ir jeigu darbė jūs kankinatės, grįžtat namo, jūs čia visi svolačiai, kur tu čia kojines numetei, tu kodėl nesimokai? Aš čia blemba visą dieną ariu, stengiuos, draskausi, o jūs manęs nevertinat? Mesgi aukštai vertinam savo kančią. Mes su Vilma buvom ne vienoje įvairiuose konsultacijose kaip dviese, kad mes kaip pora. Verslo partnerės, iš tikrųjų, daug yra ir konfliktinių momentų ir kadangi jau subrendusios, saugusios, suprantam, kad reikia kažką daryti, nes nematom to tokio, kad išsiskirsim po kažkokio ten barnio eilinio. Tai stengiamės domėtis tiek savimi, tiek atskirai, tiek kartu. Tai man atrodo dabar reikės po šitos laidos mum dviem, norėjau pasakyti ne lietuvišką žodį. Numeriukus atsidaryti. Jo, išdėstymą mūsų skaičių, suderinamumą ir galbūt iš tikrųjų, nes būna kaip kartais mes kažkur neatsikratysim manęs, Margarita, jau matau, tai viskas gerai, bet aš noriu tos momentus, kur mes užstringam, kartais išsiaiškinti, kad nebūtų tų trūkdžių. Kaip ir aptarnavime, ne lyderystė. Jo, čia žinokit, vienetukai jūsų ir yra kalti dėl to, kadangi vienetai pirmiausia egocentrikai yra. Antra, didžiausias trigeris, kad kas nors ne pagal jį. Ir va šitoj vietoj, kur ne pagal jūs, sakykime, kad viena siūlot vieną, kitą, analizė. Konsultuojant įmonės visą laiką naudoju vieną paprastą schemą. Vat įsivaizduokit, nėra kaip parašyti. Čia negalima piešti. Dar ne taip išmanau. Jo, įsivaizduokit, vat liniją ir čia skaičiai nuo vieneto iki 9, ne? Įmonėje turi būti atspindėtos visos 9 kompetencijos. Tai yra, įmonė turi turėti strategiją, be abejo. Ar įmonė turi turėti diplomatiją, tai reiškia susitart su tiekėjai, su distributoriais, nežinau, milijonas su kuo susitart, be abejo turi. Analitika, viskas, finansai, rinkos analizė, būtinai. 4, inovacijos, marketingas, be abejo. 5, tai yra verslo diplomatija, tai kietoji diplomatija rezultatyvi. Aišku, turi turėti. Verslas turi nešti komfortą, ypač apie kurį jūs šnekate, be abejo, kaip kitaip. 7, turi būti greita realizacija. Ar jūs lauksit 2 mėnesius, kol išvirs alus, pavyzdžiui, ten dar kas nors, be abejo. Turi būti materialaus pasaulio kontrolė. Be abejo. Ar tai turi tarnauti žmonėm? Aišku, kad turi. Viskas, visos 9 kompetencijos. Dabar žiūrėkit, kas darosi su informacija. Informacija visą laiką ateina į 4.
į ketvirtuką. Ir jeigu mes nepanaudojam 3 stebuklingų skaičių, 3, 2, 1, reiškia analizė, diplomatija ir nauja strategija. Tai reiškia, jūs išanalizuojate informaciją, pasitarėt, pavyzdžiui, šiuo atveju su partnerė savo, jo, ir to pagrindu analizės ir diplomatijos, reiškia, pirmiausia išanalizavot situaciją, antrą sužinojot jos nuomonę, sukūrėt naują strategiją. Ir aš greitai padarau. Čia, be abejo. Ir aš greitai padarau. Ir va čia tada viskas ok. Jo? O dabar kaip veikia, jeigu į kitą pusę, jeigu jūs neįjungėt analizės. Ateina informacija į ketvirtuką, informacija sukelia diskomfortą. 6, nekomfortiškai. Diskomfortas iš karto sukelia emocijas. 9. Emocijos tik tai į apačią ir iš karto 8 minusas materialiam pasauliu. Reiškia, jūs neuždirbat. Tai va, kai būna pas mus, jo, resto analizės ir mes pagal tai tik tais kitų kampų dirbam. Taip, kad 3, 2, 1, čia visiems rekomenduoju, visiems absoliučiai bet kokį sprendimą priimat, bet kokią informaciją. Analizė, diplomatija, tai reiškia pagalvojai, pasikalbėjai su protingais draugais, jeigu informacijos trūksta ir susikūrei savo naują veiklos strategiją. Kaip toliau eisi? Kaip šitą dalyką išmokti? Mes, kai susirašinėjom, aš rašiau, kad aš noriu mokytis visokių tokių dalykų, bet, pavyzdžiui, tokiam mėgėjiškam lygmenį galbūt, nes nėra kada čia... Naudojimam kasdien. Jo, prie mūsų darbo, tarkim, kad mes irgi galėtume ne tai, kad konsultuoti, bet maždaug matyti bendrą paveikslą. Mokykla yra, kaip minėjau, važiuoju mokytis ir jau Lietuvoje dar prieš 2 mėnesius buvom 3 tokie žmonės, kurie baigė tą mokyklą, dabar jau dar papildomai nuvažiavo, reiškia, galima važiuoti mokytis. Kol kas mokosi rusų kalba, jeigu sugebėsim surinkti lietuvių grupę bet 10 žmonių, tai jau tada mes tam pamdėsim. O jūs pats galite, tarkim, tokiam lygiai kaip mes? Neturiu teisės. Konsultuoti galiu, konsultuoti įmonę, konsultuoti asmeniškai, bet teisės mokyti kol kas neturiu, nes mokykla iš tikrųjų labai smarkiai pastoviai transformuojasi, daug informacijos yra pildoma. Sakykime, aš jau prieš 1,5 metų baigiau, reiškia, 1 pakopą, man jau reikėtų pasikartoti, nes daug atnaujinimų yra, nes visi dėstytojai, visi praktikuojantis dalinasi savo informaciją, reiškia, vyksta informacijos atnaujinimas labai daug. O kas yra pradininkas šitos mokyklos arba šio mokslo, nežinau? Ir mokslo, ir mokyklos. Kiek jis yra senas? Pačiam mokslui, matot kaip, reiškia, mokslas pavadinimu Sucai atkeliavo iš Kinijos, senovės Kinijos, ir jam netoli 2000 metų. Jo. Jis buvo naudojamas būtent apie ką mes šiandien šnekam, tai yra personalo atrankai imperatoriaus tarnyba, taip kad originali tai yra žmogaus profesinė orientacija nustatyti. Kazachas Žanatas Kažamžarovas paėmė šitą mokslą, jis mokėsi iš labai rimto mokytojo Kinijoje, papildė jį jogą, papildė kažkiek tai šiuolaikinę psichologiją ir praktiškai sukūrė naują mokslo šaką, išplėsdamas tą profesinę orientaciją ir į santykius, ir į verslą patį, kaip gyvenimo sferą. Ir nuo to jisai jau berods pradėjo jau rimtai plėsti, nešti tą mokslą į mases 17-18 metais. Dabar jau išsiplėtė daug žmonių, kurie yra pabaigę šitus mokslus. Ar yra tokių, nežinau, situacijų gal buvę, kai pradedat pasakot, ką jūs veikiat ir tokie, kur, nepasakok, nesąmonė čia. Labai dažnai atlikimo reakcija. Toksai, ar bandot kažką pasakot, jau tada įtikinėti, ar čia viena situacija? Žmogus galimai nepasiruošęs išklausyti. Ta prasme, jis gyvena, kiekvienas, mes gyvenam savo subjektyvioje realybėje ir jam joje gerai, jeigu jam viskas sekasi, kas aš toks, kad lysti jį ir mokyti. Tačiau ta subjektyvi realybė baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus subjektyvi realybė. Ir kad kol mes neišeisim į objektyvę realybę, mes su kitais žmonėmis elementariai nesusišnekėsim. Taip, viskas nuo savęs, kaip sako, reikia pradėti. Jeigu mūsų
klientai, mūsų draugai šiame sektorėje, tarkim, susiduria su vienokia ar kitokia situacija, kur mes galvojam, kad jūs galėtumėt padėti, ar galime jūs nukreipti ir ateitumėt, padarytumėt analizę iš savo pusės? Be abejo, be abejo. Kaip geriausia su jumis kontaktuoti? Turit Instagramą tikriausiai? Instagramą turiu, 9 kompetencijos Facebook'e, ten toks darbinis, bet atvirai sakant, žinokit, užleidęs socialinius tikslus. Mes kažką arba mums tiesiog rašykit, arba komentaruose nurodysim kažkokį, kaip jūs surasti. Nes atrodo, galim šnekėti ir šnekėti, bet gaila, mes dar už kadro pašnekėsim. Nors geriau. Tai ačiū labai. Džiaugiuosi galėdamas padėti. Tai va. Visą gerą. Čiau.